tinginio apdaila. Ja pradėsim apsukant adatą siūlų. Nei labai tvirtai, nei labai sutemptai. Na, žodžiu, taip, kad tos adatos gana normaliai slankiotų. Nes pirmą eilę apsuksim siūlų, o antrą eilę pramegsiu ranka, nes kitaip, kiek jau esu bandžius, tai dažniausiai nušoko ten kokios adatos. Neprasimesga ir vienu žodžiu mane nervuoja, tai geriau, kam permesginėti visą, nenukris rankos, jeigu aš pramegsiu vieną eilutę ranka. Čia mažą gabaliuką parodysiu, kaip darosi, bet čia galima, aš esu dariusi visur. Bet ir pačioje mezginio apačioje, jeigu jis labai rietėsi, tai šis toks atbulinis rietimasis suvaldo. Tai va, dabar sekančią eilę pramesgu ranka. Dabar visas adatas įsistumsiu į nedarbinę padėtį, kad man tikrai garantuotai viskas prasimegstų. Čia pramegsiu kokias gal 10 eilučių ir jas megsiu vieną visą pilną padalą tankiau, negu mezgiau kūną. Įjungiu šepetėlius, nes su jais man geriau pramezga. Tai viena eilė. Antra eilė. O, čia kažkaip mums susiformavo. O, nesim. Trečia, ketvirta, penkta. O, mat, kaip gražiai. Šešta, septinta, aštunta, devinta, 10. Tai va, dabar mes turim tokį va pasirietimuką. Jis natūraliai riečiasi į vidų, į vidaus pusę. Na ir mums tai aišku pasitarnaus tik į naudą. Imam irgi, tarkim, parodysiu ant pažasties, ant rankovių apdailos. Susirandam vėl taip pat irgi, dabar šitas 6 dedam tą pačią kryptim adatą į adatą. tą 7 dedu čia. Ir dabar vėl pagal taisyklę 3-1. Vieną praleidžiu, 3 įsideda. Vėl vieną praleidžiu, 3 kabinu. Vieną praleidžiu, 3 kabinu. Ir taip iki kol yra adatų. Čia nedidelis gabaliukas, tai pradžiai planavau visą taip apmegzti, bet paskui pagalvojau, kad šitam kitą kažką megsiu. Ir dabar jau kaip viską čia mes užkabinam, ar ne? Čia matom išvirkščia akis į mus tad visa detalė. Dabar irgi išsitraukiu siūlą iš siūlvedžio ir irgi taip pat laisvai pramesgu. Užsikabinu gal svarelį, ten mažiau ten. Ir laisvai pamesgu, ištraukiant tas akis, tokiu panašiai laisvumu, kad mums normaliai eitų sumegzti tas akis. Komfortiškai, kad nebūtų nei labai dideliais tos akys, nei labai mažos. Man tai jau natūraliai automatiškai jaučiu ties kuria vieta jas išstumti. Svarbiausia nepertempti, beveik vos negeriau yra laisviau negu nukabinam čia to. Mums nereikia dabar. Ir dabar vėl tas pats. Irgi imu šitą vašelį, kabinsiu adatą, apsigyvena čia, tada vėl išeina, draugaujasi jie, iš draugystės gauna akį. Šitaip. Ir nusikabina. Tai čia nėra labai sudėtinga, tik tiek, kad reikia įgusti tai daryti. Ir svarbiausia, kad ta detalė atitinkamai, aišku, ir tie svareliai nutrauktų žemėn. Čia linas, tai čia iš vis
yra visiškai kiti jam standartai, nes jis dabar gali atrodyti ten kokia nors akelė didelė ar išplerusi, bet kai išsiskalbs, jis sumedės, sutvirtės ir tada bus dar kitoks vaizdas. Na, čia šitą padarau ilgą akį, palieku. Tai va, dabar čia yra išvirkščioji akis, o čia gaunasi tas ruliukas, va toks va užsirietęs. Ir kaip atsukam gerąją pusę, ar ne, tai matom, va tokį va pamezgimą. Jis pats natūraliai užsiriečia ir ne, nu aišku, jeigu imsim ten karštų lygintuvo drėgnų, ten kažkaip mes jį užlyginsim, tai jis gal ir bus išsitiesęs, bet kadangi jis vis tiek bus pamėgstas tankiau, jis vis tiek gražiai guls ant tos išėmos pažasties rankovės. Tai va, tai čia yra toks tinginio metodas. Va, čia yra geros akys ir mezgėjos murzinos rankos tepaluotos, o čia yra išvirkščios akys ir jos natūraliai va pasiriečia į vidų ir netgi va, jeigu ir atsuki, čia būna užsirietę ir, kaip sakant, taip jau turi būti. Va, ir ta kita pusė čia gaunasi va dviguba siūlytė. Čia tos va akys mūsų išnertos. Tai va, šitoks yra būdas, galima ir per 2 padalas tankiau daryti. Labai daug kas priklauso nuo pačio siūlo. Bet aš dažniausiai darau per 1.